mes tęsime laidą. Ir šį šeštadienį Vilniuje bus rodomas neįprastas spektaklis, pasakojantis senovės Indijos šventraščių vedų motyvais paremta istorija. Spektaklyje vaidina žinomi Lietuvos aktoriai. Kaip komandai sekasi ruoštis premjerai, domisi mūsų žurnalistai. Vasudevaya. Aktorius ir režisierius Egidijus Bakas jau 15 metų domisi Indijos šventraščių vedų kultūra. Šiemet vyras nusprendė įgyvendinti jau seniai kurtą norą pastatyti spektaklį, iliustruojantį senovės Indijos šventraščio istoriją apie kadaise gyvenusį karalių Purandžaną. Taip kilo pavadinimas Karaliaus Purandžanos istorija arba sielos kelionė per materialų pasaulį. Anot pašnekovo, spektaklis vedinė tematika Lietuvoje kuriamas pirmą kartą. Spektaklis ypatingas tuo, kad medžiaga yra paimta iš Šrimat Bhagavatam šventraščio. Tai yra 5000 metų senumo šventraštis, tai yra vedų šventraštis, dar kaip taip vedinės kultūros. Veda išvertusi sanskrito kalbos reiškia žinios. Ten pasakoja būtent tokią istoriją apie karalių Purandžaną, apie sielos kelionę per materialų pasaulį, koks turėtų žmogaus būti pats aukščiausias gyvenimo tikslas. Ir mes pamėginsim tą šventraštį transformuoti į sceną. Pasak režisieriaus, spektaklyje rodoma alegorija apie kadaise gyvenusi Indijos karalių, aktuali ir šiandien gyvenančiam žmogui, nes joje keliami amžini klausimai svarbu žmogui visais laikais. Tai nėra spektaklis, vadinkim, labai materialistinis kažkoks tai, su labai didelė drama, bet yra ir tos dramos ir čia. Tačiau čia yra sprendžiami dvasiniai dalykai šitame spektaklyje. Tai yra tokie amžini klausimai, kuriuos mes žmonės užduodam, kas aš esu, kodėl aš čia atėjau šitą pasaulį, kokia to prasmė ir koks mūsų visų gyvenimo tikslas turėtų būti. Tai tas spektaklis pradžiai užduoda tą klausimą ir po to lyg ir savaime išsirutulioja ir atsako. Visi spektaklio aktoriai vaidina savanoriškais pagrindais, už vaidybą jie negauna jokio atlygio. Pats režisierius juokauja, kad aktorinę auką atlikti juos paskatino šio spektaklio kūrimo procesas, daug dėmesio skiriama tarpusavio ryšiui, taip pat stengiamasi įsigilinti į filosofinį spektaklio kontekstą. Labai įdomu, visada yra kažką tokio pažinti, ko dar nepažįsti. Ir susidūrimas su ta mūsų, net nepavadinčiau spektakliu, čia toks daugiau kaip žaidimas, gal pažintinis kažkoks tai procesas, tai išties labai daug davė tokio peno dvasiai ir apskritai gyvenimui, tai ir turbūt tai ir atvedė kažkokią trauką pažinti, suprasti, dar sužinoti kažką. Tai yra visiškai neįprastas spektaklis, tai netgi pavadinimas jo būtų kitaip. Tokiam spektaklį aš nesu dar dalyvavus ir tai yra ganėtinai gyvas procesas. Mes patys esame labai gyvi žmonės ir šiuo atveju mūsų scena įpareigoja, ta prasme, atlikti kaip spektaklį, parodyti vaizdinį, visą kitą, bet tai yra toks gyvas daiktas, jisai realiai kvėpuoja ir aš manau, kad su mums kvėpuos ir tie žmonės, kurie tą vakarą sėdės salėje. Spektaklio premjera rugsėjo 5 dieną Vilniuje. Įėjimas į spektaklį nemokamas, norintieji galės palikti savanorišką auką.